Būdamas labai užimtas verslininkas, tikriausiai dažnai važiuojate atsipalaiduoti gamtoje. Nu tai norėčiau, bet tai tas neįmanoma. Gamta kokia yra dabar, baisi, šlykšti ir visa apkiautusi. Kaip medžių pridygę visur priaugę krūmų, pelkynai, šlykštynai, blusos, smirda viskas. Nesąmonė kažkokia. Baisu. Ir dar varguoliai paskui grybus renka tarp visų tų šūdų. Važiavau ne kartą su hameriu, noriu užsimerti ir nematyti tos bjaurasties. Bet baisu, kokius tos rinkėjus nudaužt. Bet juk natūrali gamta tai žvėrelių namai. Nu tai tas ir baisiausia, kad tie žvėreliai nesužiūrėti. Lapės pasiūtusios laksto, zuikiai, puikiai tų blusų nešiotų ir dar briedžiai į kelius iššoka. Nu baisu, o iš vis apie ežiukus tai net nekalbu. O kas apie ežiukus? Nu tai nepatinka. Tai gamtos nemėgstat? Nu tai kai sutvarkys, tada ir pamėgsiu, o dabar ką, baisu, nu medžių priaugę visai netvarkingai, krūmynai visokie. Tai jeigu tvarkingai nupjauti žolytę, susodintos medžius lygiai eilėm, kad gražu būtų, upės, paupiai išasfaltuots, soliukų pristatyti, gražu, kad būtų, iš žvėrelius suregistruoti visus į narvus, lygiai tvarkingai sudėlioti, tai ir moksleiviam pažiūrėt bus ir medžiotojam lengviau pamedžioti. Va tada ir norėsis atvažiuoti tokią gamtą, su keturačiu čia prasinešti ir va, kokį šaštą įsikepti. O dabar baisu. Jums nepatinka kaip yra? Tai dabar yra visiškas šabakštynas. Visi sako, rūpinkitės gamtą, tausokit tą gamtą. Tai ką čia tausoti, jeigu negali nieko pažiūrėjai prie ežeriuko pasistatyti nameliuko kokio? Tai ką, kai sutvarkys, va čia sustatys tos soliukus, tada ir bus ko rūpintis, o dabar... Tai galbūt siūlote ir visą Labanoro girią paversti parku? Nu kodėl būtinai visą? Nu nereikia viso. Dalį reiktų tiesiog golfo aikštės padaryti. Man gražiausia yra golfo aikštė. Ten tokia švari, lygi žolytė, viskas gražu. O dabar ką gamtoje? Nu tik barsukų prišikta. Nesąmonė, ne šūda.